Prisiminkime, kaip skaičiuojamas lygiagretainio plotas. Užrašome video pamokos temą lygiagretainio plotas. Pradžioje nusibrėžkime patį lygiagretainį. Brėžinys padės mums suprasti uždavinio sprendimo eigą. Štai mūsų lygiagretainis. Žinome lygiagretainio dvi aukštinės. Pirmoji aukštinė, status kampas, ir antroji aukštinė, vėlgi status kampas. Pažymėkime lygiagretainio viršūnės B, C, D ir taškus E ir F. Užrašykime, kas duota. Duota aukštinė BE lygi 8 ir aukštinė BF lygi 12. Taip pat duotas kampas A. Pažymėkime, kampą A, jis lygus 60 laipsnių. Kaip minėjau, reikės apskaičiuoti lygiagretainio ABCD plotą. Prisiminkime, kad lygiagretainio plotas yra lygus lygiagretainio kraštinių ir kampo tarp jų sinuso sandaugai. Kampą mes žinome, reiškia reikės rasti kraštinės AB ir AD. Imkime statųjį trikampį ABE. Prisiminkime, kad statinio prieš kampą ir įžambinės santykis yra sinus to kampo. Tai yra BE santykis su AB yra sinus kampo A. Iš čia AB yra lygu BE padalinta iš sinus A. Įstatome reikšmės, duodas reikšmės, BE yra lygu 8, sinus 60 yra šaknis iš 3 padalinta iš 2. Suskaičiuokime, ir tai lygu 16 padalinta iš šaknis iš 3. Imkime kitą statųjį trikampį. BCF. Vėlgi santykis BF su BC yra lygus sinus C. Prisiminkime, kad pažymėkime kampą C ir prisiminkime, kad jisai yra lygus kampui A. O A mes žinome, tai yra 60 laipsnių. Grįžtame ir randame BC ilgį. Tai yra BF padalinta iš sinus C. Viską žinodami suskaičiuosime BC. Tai yra lygu BF lygu 12, sinus C kaip ir sinus A lygu šaknis iš 3 padalinta iš 2. Taip kad BC lygu 24 padalinta iš šaknis iš 3. Prisiminkime dar kartą lygiagretainio ploto formulę. Tai yra B ir AD, kuri lygi BC, o BC mes jau radome. Sinus A. Rašoma visas surastas reikšmės. 24 padalinta iš šaknies iš 3 ir padauginta iš šaknies iš 3 padalinta iš 2.
Skaitiklį perrašome. Vardiklį sudauginame. Suprastiname trupmeną ir turime atsakymą 64 šaknis iš 3. tą atsakymą ir užsirašykime. 64 šaknis iš 3 lygiagretainio plotas. Uždavinys išspręstas.